Ne veltui Indijai protą vadina markata. Tai yra beždžionė. Jis blaškosi, draskosi, lekia kažkur, tai mus stumia į neaišku į kur. Lygiai taip pat ir Dzogčenė yra ten gražus palyginimas proto su drambliu, beždžionė ir su kiškiu. Bet kokiu atveju. Netgi yra tų posakių, kad protas gali būti puikus tarnas, bet labai prastas šeimininkas. Tai pažiūrėkime, kiek mes naudodamėsi savo protu vertinam, tai yra vertinantysis protas. Netgi Evangelijoje buvo parašyta puikūs žodžiai: neteisk ir nebūsi teisiamas. Tai vienas iš kvietimų atjungti tą vertinimo funkciją, kad čia tas, čia ne taip, čia kitaip. O pažvelgti viską kaip į faktus. Taigi, papraktikuoti tą alternatyvų protą, kuris yra stebintis protas. Tai yra, kai tu stebi, bet nepridedi faktams gyvenimo nei pliuso, nei minuso. Tai yra, tu jų nepolarizuoji. Tai toksai momentas, kad tuomet užkišo su automobiliu tau gatvėje prieš nosį faktas. Faktas. Tai dabar jis čia geras ar blogas? Ar tikrai reikia ten sakyti savo, šnibždėti, ar netgi rėkti, pypsinti ir šaukti, kad čia per idiotas, čia man užkišo. Įvyko faktas. Viskas. Gyvenimo faktas. Mano gyvenimo dalis. Tai ar dabar aš turiu iš savęs atimti iš gyvenimo, iš savo gyvenimo atimti tą dalį? Tikrai ne. Dėl to kviečiu papraktikuoti, stebinti į protą. Pabūkit vaikais. Nepridėkit nei pliusų, nei minusų įvykiams, kurie vyksta, paprasti įvykiai, kurie vyksta jūsų gyvenime. Tai būk atviras pasauliui.